Šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį ar blogį ir mirtį. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonis. Mylėtum Viešpatį savo Dievą, klausytum jo balso ir glaustumėsi prie jos, nes jis Viešpats yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas, kad gyventum žemėje, kurią Viešpats tau duoda. Kad jis yra tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas. Šiandien Dievas ir duoda mums rinktis. Nuolat ir nuolat. Ir mūsų gyvenimas susideda iš pasirinkimų. Pasirinkimai prasideda nuo mūsų minčių. Ką aš mąstau, kas mano mintise sukasi ir ką aš pasirinksiu, mąstydamas. Ar aš eisiu į vieną pusę ar į kitą. Ar aš važiuosiu su mašina, ar aš važiuosiu su dviračiu. Pasirinkimai. Visame kame yra pasirinkimai ir Dievui taip svarbu, ką mes renkamės. Ir jis mums sako, rinkis, kas gera. Jis patarė mums, iškart pasako, ką pasirinkti. Tad pasirink gyvenimą. Gyvenimą pasirinkti. Jis siūlo pasirinkti gyvenimą, todėl, kad žino jau į priekį, kad tai, ką jis mums paruošęs, yra gera ir tobula jo valia dėl mūsų. Ir toliau sako, žodis yra labai arti tavęs, tavo burnoje ir tavo širdyje, kad jį vykdytum. Ir tai rodo, kad mes esame sukurti pagal Dievo atvaizdą. Ir būtent Dievas mums davė mąstyti, pasirinkti ir kalbėti. Ir būtent mąstydami ir kalbėdami mes kūrėm savo gyvenimus. Dėl to taip svarbu suprasti, kad tai, ką šiandien mąstau, tai, ką šiandien renkuosi, tai, kaip aš šiandien kalbu, taip aš ir gyvenu. Ir nieko kitaip negali būti. Tai yra tokia Dievo valia. Nes Dievas būtent žmogui davė galimybę mąstyti ir laisvą valią rinktis. Ir Dievas nieko už mus nepadarys. Jis viską padarė ir atidavė laisvą valią kiekvienam iš mūsų. Bet, sako, rinkis gyvenimą, rinkis tai, kas gera, rinkis tai, kas garbinga, rinkis elgtis kantriai, rinkis elgtis pagarbiai su kitu, su savo artimu. Padėk kitam, neieškok savo naudos. Bet jis toliau, Jozuė, man atrodo, 1 skyrius, taip pat Dievas sako, kad šita gyvenimo knyga, tai reiškia jo paliktas šventas raštas. Sako, tegu nesitraukia nuo tavo burnos, mąstyk apie tai dieną ir naktį, kad tau visame kame gerai sektųsi. Dievas aiškiai žino, kada mums seksis gerai ir kaip mums seksis, kada mes mąstysime tai, ką jis sako ir kada mes kalbėsime apie tai, ką jis sako. Vadinasi, rūpesčių ir problemų aptarinėjimas į niekur nenuves. Nuves į dar didesnės problemas. Už tai svarbu ir svarbiausia šitam gyvenime mums nesifokusuoti į baimės ir į aplinkybės ir į nerimą. Jeigu matau, kad jau pradedu nerimauti, tai žinot, ką reikia daryti? Tiesiog nustot apie tai galvot. Suvokt, kad tikrai yra dvasinis pasaulis ir būtent priešas, melagis ir vagis, kur Jėzus aiškiai sako, kad priešas atėjo meluot, vogt ir žudyt, aš atėjau, kad duočiau gyvenimą ir gyvenimą su perteklium. Jėzus aiškiai sako, kad jis atėjo duot gyvenimą su perteklium, o melagis ir vagis atėjo meluot. Ir jis kur meluoja? Mūsų mintise. Jeigu aš tas mintis pasilieku, apie tai pradedu kalbėti, dar plus pradedu kalbėti, pradedu baimintis ir išsigąsti, ir ta baimė žudo mano pačio gyvenimą, taip sakant, iš vidaus tai pradeda viskas veikti. Todėl
fokusuotis ir mąstyti tik tai, ką Dievas sako, yra pats geriausias dalykas žemėje, kas gali būti. Mąstyti, kas yra gera ir tobula Dievo valia. Vadinasi, laukti gerą, pasilikti Dievo viltyje, nes viltis, dieviška viltis yra užtikrintas laukimas gero, nežiūrinti tai, kad aplinkybės yra visiškai priešingos. Visiškai priešingos. Pavyzdžiui, visiškai blogi santykiai, ten vyras išėjo iš namų, arba ten žmona išėjo iš namų, dabar kaip susitaikyti, tai reikia eiti tiesiog ir taikytis. Reikia ieškoti sprendimų, eit kalbėti. Eit kalbėti ir siekti taikos, kaip Viešpats ir mokė, arba Paulius sako, kad reikia siekti taikos visais įmanomais būdais, kiek nuo tavęs priklauso ir kiek tu gali, tai taip ir daryk. Vadinasi, dėk visas pastangas, kad žmogus tave išgirstų. Taip? Ir jeigu jis vis tiek jau negirdės, tai bent jau tu žinosi, kad tu dedi visas pastangas siekdamas taikos, nes tokia yra Dievo valia. Nes Dievas yra mums kiekvienams ypač geras. Tiesiog žmogus žino ar ne, bet Dievas vis tiek yra geras. Ir mums, Dievo vaikams, kurie esame priėmę, taip sakant, Kristų į savo gyvenimus ir savo gyvenimus atidavę Viešpačiui, mes tai žinom ir todėl priimam sprendimą siekti taikos su visais. Gyvent taikingai, kaiminystėj, savo šeimoj, savo darbe, gyventi taikingai su visais. Ir nes tokia yra Dievo valia, tai kai aš prisimenu, kad tokia Dievo valia, man pasidaro nesunku siekti taikos su kitais, su savo artimu, siekti taikos. Tai yra, kad aš renkuosi gyvenimą. Ne mirtį, o gyvenimą. Siekiu taikos iš visos širdies ir neieškau kaltų, o noriu susitaikyti. Ir amen.